bet šitą tai sveria daug. Ir aš galiu pasakyti, kad aš tikrai nesu jokia makiažo guru ir aš tiek nedaug žinau apie makiažą, truputį pagal savo amžių, žinau mažiausiai kaip kitos merginos. Aš beveik nesidažau, tai tikrai truputėlį su pudra arba CC BB kremu šitais dalykais ir gal bronzantų truputėlį ir viskas. Ta prasme, va tiek. Gerai. Ir dar lūpas, ir blakstienas, ir viskas. Šešėlių beveik niekad nesidedu. Žodžiu, tai mano makiažo įgūdžiai yra maži, tai aš ir neturiu jokių ten super kažkokių šitų priemonių. Tai galėsit vertinti patys jūs. Gerai, tai pirmas dalykas, manau, kad noriu pradėti nuo mažesnio indelio. Ir tai yra jame, va čia išlenda, yra mano mėgstamiausias kremas. Kurį buvau truputėlį pamiršus. Aš jį turėjau, bet turėjau ir nusipirkus kitą. Tokį iš Cosrx firmos. Tai kadangi šitą firmą buvo užsibombinus, tai aš norėjau pabandyti. Daug kainavo, bet nevertas visiškai. Deja, man netiko. Gal, kad jam tinka, bet man visai netiko. Man šitas turbūt yra mano geriausias kremas, kokį atradau veidui. Tai yra Natural, The Ordinary firmas Natural Moisturizing Factors plus HA su hialurono rūgštim. Man šitas geriausias. Apie kitą kremą iš tos dažytės. Tai yra su taip pat hialurono rūgštimi. Intensyvus kremas. Na gal todėl, kad jisai intensyvus, gal todėl man ir nelabai ir tinka. Jis man kažkaip labai jo reikia nedaug. Jisai toksai, nežinau, arba jo reikia labai nedaug, nes aš su kruopelyte kremo galiu ištepti visą veidą. Ir man atrodo, jis sunkiai įsigeria arba turi daug laiko praeiti. Na, žodžiu, tai nežinau, kažkaip šitas tikėjausi geriau bus, bet truputėlį nuvylė. Gerai, tuomet tęskime šitą vietą. Ta yra taip pat populiarus saulės kremas. Ir žinokit, nepatinka man jisai. Nežinau, kas man rekomendavo daug kas. Dvi merginos iš mano artimos aplinkos ir internete visi rekomenduoja. Man čia koksai yra Beauty of Chosen Relief Sun Rice Plus Probiotics SPF 50 plus PA, nežinau, čia visokių pliusų. Tai va, ir man kažkaip nelabai šitas, ta prasme, nežinau. Kitas yra BB kremas iš Matte firmos, Matte Scientific firmos, kuris kaip ir prisiderina prie tavo atspalvio ir visą kitą. Žodžiu, galiu parodyti, kaip tai vyksta. Tai jeigu, tarkim, bet man jisai visiškai nieko neužmano.
maskuoja, tai ir šiaip kažkaip nelabai patinka, tai irgi jisai yra šviesaus atspalvio light, tai aš jo irgi nenaudoju per daugiausiai. Man jie atidavė sesė jisai netiko, tai čia toksai bus, nežinau, kiek gerų produktų apžvalga, kiek prastų produktų apžvalga. Žodžiu, daug aš čia uždėjau. Jo, ir jisai, jeigu kaip kremas, tai galit pamatyti, jisai šviesus. Nu, ta prasme, kad mano šviesi oda, bet vienas smagus dalykas apie šitą kremą, kai tu užsitepi, jis labai gerai sudrėkina odą, atrodo nuostabiai gerai sudrėkina. Tokia oda iš karto lieka patrėkint. Aš nežinau, ar čia efektas, ar tikrai taip ir yra. Tai nebent galiu naudoti savo rankodai, nes rankoda tada minkštutė ir skaniai kvepia. Tikrai ir skanus kvapas ir nelabai skanus kvapas. Kitas dalykas, vėl sesė atidavė Evelyn Cosmetic irgi pudra tokia. Jos kažkaip nebandžiau, jinai šviesi, numeris 101 Ivory, 4-1 medžio kažkoks. Ir man jinai atrodo irgi gal šviesi, nors palyginus su Ana, sakyčiau, kad šita tikrai nėra labai šviesi, jeigu lygintume su kita. Ir galima pasižiūrėti, kaip šitą tepasi, tai wow, kaip. Bet irgi, jeigu ant rankos, tai atrodo labai šviesiai. Nežinau, kažkodėl man taip atrodo, kad kažkaip šviesiai, ne? Taip, labai šviesiai, nu, tamsime, kaip mano ranka lieka. O, jet. Wow. Na, nusiplausiu aš paskui, bet gal žiemą, kai pranyksta visi įdegiai, gal ir gerai. Tada tas dalykas yra jau matytas labai vaselino formos kremukas. Ir dar vienas dalykas šitą dalykelį yra kita Lasting Matte Rimmel London. Pirmą kartą matau, nelabai švari, bet aš jas nenaudoju ir jinai buvo tarp visokių pudrų. Ir taip pat ne mano, tai galim dar šitą pabandyti. Ant šviesios odos turėtų atrodyti gal geriau. Atspalvio šitos, nežinau. Volidifying 085 Fair Beige. Wow, uždėjau tiek nedaug. Ja. Na, tai šitą yra jau tamsesnė. Žinokit, nežinau, nenaudoju šitų dalykų. Atidavė sesė dar prieš tų nepriejau. Prie ko priejau, tai visi kvapą labai turi. Prie ko priejau, tai jau ir su jomis pasidalinau. O, bet nemalonu rankai kažkaip. Čia visą šitą pasižiūrėjom. Nors gali patikėti, kad jau 10 minučių praėjo, kol tiek pasižiūrėjom. Wow, plius šitas. Gerai, pasižiūrėm kosmetinę. Ateik mikrofoniu karčiau. Kosmetinę sakau, nežinau, ar čia vadinčiau šitą kosmetinę. Na, tikriausiai, jeigu yra kosmetikos priemonės, tai tikriausiai kosmetinė. Gerai, šitam šonelį labai daug skyrių, labai sunku. Šitam šonelį yra mano prekitų gumytės yra su leopardu storesnės ir su vešliuku plonesnės. Įsidėjus aš jas esu. Tada turiu tokį šepetį
truputėlį blakstienom. Jisai čia buvo su šito Essence Lash and Brow. Tiesiog šukuot ir nekam daugiau blakstienom ir tokiam nieko ypatingo, nieko nepastebėjau iš šito, gal sušukuoja, bet pasilikau šapitėlį ir indelį tuščią. Tada turiu pat briketą, toks briketų labiau skiriukas. Tarpdančių tokius, bet jie man į tarpdančius tai nenueina, nežinau kaip jie turėtų nueiti, man jie tiesiog labai gerai lieka. Labai gerai man jie tiesiog lieka išsivalyti briketų tarpelius. Gerai, kitas skiriukas priekinis toksai, tai čia yra lūpom. Galim paimti aliejų Pure Lip Oil. Visi kosmetiniai dalykai turi turėti kvapą. Visi kažkaip turi kvapą. Tada, tai čia šitas aliejukas tada yra lūpų blizgės su stipresnė spalva. Tokia. Tada yra lūpų pieštukas. Labai man tinkanti spalva, labai graži spalva iš Catrice Stay Powerful 120. Labai gera spalva. Ne tokia raudona, bet labai gera. Kitas yra Lips Chili. Toksai blizgis. Tai yra permatomas tiesiog lūpų gelis. Labai lipnus. Čia jeigu reikėtų daryti įvaizdį ir norėtum kažką užsikliuoti ant lūpų, kokios paprastukus ar blizgučius, tai šitas dalykas priklijuot. Labai lipnus. Tada kitas yra iš Essence. Toksai bandžiau susirasti labiau nude pieštuką, nežinau kaip yra neutrali spalva turbūt. Tai, bet nelabai kažkaip man pasiteisino šitas toksai, nieko nesimato. Norėjau dar labiau, kad būtų matytųsi gal į rudumą labiau. Tada yra lipom paprastas vaselinukas. Buvo du, atidaviau vieną močiutei. Tada turiu tokį šepetuką. Ir akmenėlį veidui. Ir taip pat iš Juicy Balm Essence, iš Essence Juicy Balm. Labai skaniai kvepia, taip. Ir čia viskas iš to skiriuko, viskas. Aš gražiai viduj yra žvaigždutės indelės. Tai yra kvepalai, kur beveik nenaudoju. Ir jie visai garso neskleidžia, taip. Nebent tik šitą. Gal vienintelis šitas geras garsas. Tada čia yra dantim irrigatoriai. Jeigu žinot, tai yra čia toks irrigatoriai. Vienas pakaitinis pasikeis. Ir daug su mažiuku kvapaliuku mėginuku. Čia yra. Ir viskas. Vienam iš skiriukų. Toliau yra kitas skiriukas. Tai čia yra. Ar žinot, kas čia? Čia yra ūsiukam išsirauti. Tada čia yra
kitas dalykas, kurį naudoju ūsiukam irgi, tik taisiais toksai kaip skustukas. Ir tada veidrodėlis vienas ir tada kitas padeda. Kur bus kitur kitas. Ir man atrodo dar kitas. Taip, čia toksai skiriukas kitas rožinis. Tuomet turiu čia yra renginys iš Wet n Wild neutralizavimui, nežinau, žodžiu, visok toks renginukas. Tada yra vazelinas rožinis ir rožių kvapo ir skonio. Tuomet ir pabandžiau formavimui kitą dalykėlį, tai čia gali susiformuoti savo kampikius, prasišuoti. Tai yra Garniero BB kremas, nenaudoju, nepatinka. Tada turiu Alfa Arbutina The Ordinary. Jau pamiršau, kam ten jį galima naudoti. Tada šitas patinka, bet kartais patinka. Turiu tokią pudrą. BB, man atrodo, jinai ar CC kremas. Žodžiu, o tai va jisai pasidaro, jeigu per daug stipriai patranka. Bet man ir taip labiau geriau, nes išsiimt galima daugiau pudros. Tai šiaip dabar iš tą visai naudojama man yra. Turiu veido aliejūką. Tada čia yra AHA ir PHA The Ordinary. Naudoju dabar pėdom ir kulniukam, kad nugriaužtų. Tada iš The Ordinary yra retinolis 0,5%. Kaip ir patiko vienu momentu, nežinau, dabar tai pasimetus ant veido rutinos ir kas tinka ir kas netinka, tai žodžiu pasimetimas dabar man, tai negaliu pakomentuoti per daug, rolau tik tai ką turiu. Tada yra vazelinas paprastas, nusipirkau dėl video paletę šešėlių ir šiaip su idėja, kad kažką panaudosiu. Kitas rankų kremas, kukštas geras karstas. Wow, tiesiog wow. Tada turim Johnsons. Tiesiog Johnsons. Aliejūką. Kažkas sakė, kad labai gerai yra skutimuisi. Pabandžiau. Nežinau. Nesupratau. O, aš šito taip ieškojau. Ar ne šito? Ne šito ieškojau. Čia yra skystas eyelineris. Tikrai ne šito ieškojau. Pasižiūrėkit. Va, matot. Tikrai šito neieškojau. Tai kažkaip ne taip šiek. Kitas dalykas neatsimenu. Tas daugam patinka. Aš nežinau. Kempinėlė, su kuria tašausi. Tokia mažytė. Na, jinai pasidaro gal tokia. Tašausi. Čia yra atsarginė viena. Ir kitas dalykas Eva Clara Duo Plus su atspalviu. Galvojau padės. Netiko. Žodžiu, sakau, daug dalykų esu išmėginus. Labai daug turiu. Ir čia viskas. Ai, ne, dar turiu kažkokią atskirą skiriuką. Tai yra mėginukas kremo. Yra dar vienas jie skirti antakiam viskus ir dėltė galėtų būti visai geras karstas. Tada visokių čia receptukų, lapelių ir turiu kremo dar vieną mėginuką ir paprasto vazelino. Tai va tiek turiu. Čia šone yra išniplį.
ačiū. Labai, kad žiūrėjote, tikiuosi patiko šitas video. Ir iki kito